tik žada, o nieko nėra. Atsibuvo Dievo žada visiems. Prakaitų išlieta dieną, naktį ir to nieks netkreipia dėmesio visiškai. Mes nepatenkinti esam, kad priimami sprendimai yra be mūsų žinios. Daroma viskas patyliukais, neatsiklausiant savininkų miškų. Sužinom, kai būna viskas jau įteisinta, kaip sakant, be mūsų sutikimo. Nes aš manau, nuosavybė privati turėtų būti neliečiama, kaip sakant. O yra dar padaroma, kaip sakant, paimami pinigai ES, jie išleidžiami kažkur tai nežinia ir, kaip sakant, gaunasi, kad mes paskui turim prisimti visą atsakomybę už kažkieno sugalvotus sprendimus. Nepatenkinti esame mokesčių sistemą, kaip sakant, dėl 5% taikomų už tarimą iš kelius, už visuomenės reikmėm, poreikiams tenkinti skaičiuojama, kadangi jisai gaunasi čia kaip akcizas koksai, kaip pridėtinės vertės mokestis, nes skaičiuojamas yra bendrai nuo medienos, neatimant jokių kaštų, kaip sakant, rangos ir visų gamybos kaštų, kaip sakant, savikainų. Ar važiuosit su fūrom į Vilnių? Be abejo važiuosim. Palaikot ūkininkus? Palaikom ūkininkus, palaikom miškininkus, jungsimės, bursimės ir nenusileisim, kaip sakant. Kelionė? Nu, puikia. Miestiečiai tik tais galėtų daugiau priimti. Nu, paprasčiau. Kišam prie traktorių tas mašinas. Labai skaudžiai kiša, reikia blokuoti, stabdžius spausti labai. Ko tikimės? Už žemės nemoka, nieko nėra. Už galvėjus irgi nieko nėra. Bet Fendą vairuojat, tai gerai uždirbat. Iš paskutiniais kojiniais ištraukęs paskutinius pinigus, gerą traktorių nusipirkti yra labai sudėtinga. Prakaitų išlieta dieną, naktį ir to nieks netkreipia dėmesio visiškai. Ką veiksit Vilniui? Vat pastatysit traktorių, ką veiksit? Eisit į katedrą pasimėlis, kad teisingus sprendimus valdžia priimti? Jeigu spėsim, tai ir nueisim tikrai. Ką pasakytum sutikęs ministrą? O kas čia per aparatą įsidėjęs? Mikrofonas? Kas čia? Jo, mikrofonas. Žalia, geltona, balta, raudona ir juoda. Atvažiavom į Vilnių! Aš jaučiuosi kaip uoste. Bet jiem tai leido pipinti, ne? O mum nieks ir nedraudė. Ką tu palikai namie? Kardaną ir reivo akinius. Kam tau įreikia? Nes reivas bus. Greitai akiniai, greitas protestas, viskas, greiti sprendimai. O kardaną duosim palaikyti tam tikriem asmenim, kurių dabar neminėsim. Ateik, aš dabar savo draugą, ateik. Aš dar pasakysiu, kad iš mano draugo jokios naudos. Jis nei kelią žiūrėjo, nei skaitė žinutės, nei jungė muzoną. Ir dar trukdė vaizdą. Va, pažiūrėk. Iš jo buvo 0 naudos. 0. Aš gailiuosi, kad aš jį pasėmiau. Čia bus jo paskutinė kelionė. Daugiau niekad neimsiu jo kartu. Never. Čia yra ne Navickas, čia yra pelkių ministras. Jeigu sutiktum, ką jam pasakytum? Kad palaikytų kardaną, nes jau laikas atėjo. Nelaiko visiškai. Nejaučia jaunimo ritmo, nejaučia ūkio ritmo. Navickas turi laikyti kardaną normaliai, ar jisai vyras ar ne, aš nesuprantu. Vieną seną gerą iš Vilionio kraitelės. Vilionis sakė, išvažiavo ministras, grįž kanistras. Čia iš Briuselio. Gera kelionė. Džiaugiamės policijos darbu bent sykį, kad gražiai lydėjo, be jokių strigimų. Ar tvarkingai ūkininkai važiuoja? Tvarkingai. Kada startavot ryte? 6. Ir kiek laiko čia važiavot? Tik važiavom kokias 5 geras valandas iš šias. Ir vietoj. Vilna. Tik žada, o nieko nėra. Atsibuvo Dievo žada visiems. Matyt pagal ūkininkų kiek yra, kiek visi nusivylę žemės politiką Lietuvoje. Mes kovojam tik dėl savęs ir dėl jų gerovės. Mes gerai gyvensim ir jie gerai gyvens. Gerai, kodėl čia va tai padarėt? Čia ne kryžius ir ne Kristus, nemaišykit dviejų skirtingų dalykų. Žemės ūkio pradžia nauja. Kas ten plau kabo, gali pritraukti, kas ten kabo. Tai va ministras mūsų toks yra. Ten nelabai žiūrau. Būtų nuoseklumas ir baigtų įsikalinėti iš mūsų vieną sykį. Ne vien iš ūkininkų, bet apskritai iš liaudės valdžia baigtų įsikalinėti. Nes čia yra pirmas mūsų, kai sakiau, tas toks išvažiavimas ir važiuojant visi
žmonės kaimuose stojo, rodė rankom, kad valio, ta prasme, jiems reikia šviežienos. Mes jiems tai davėm, bet ir jie turi prisijungti, kad mes kažką galėtum pakeisti iš to lietuvėlį. Aišku, susilaukiau 2 fakų važiuojant, bet nežinau dėl ko, gal su tikėjimu kažkas maišėsi, bet nesvarbu. Ant starterio vedas? Jo, 9-2 motorė. Uno momento. Ich liebe, was ich da hab. Aš myliu tą, ką turiu. Vilkaviškio rajono Mažučių kaimo poetas. Jis prirašęs apie daug ūkininkų eilėraščių. Tai va dabar čia yra autorius, tik tai mums reikia susirašti Petrą Šiaučiūną, kad galėtum įteikti ir mes norim, kaip suvalkiečiai, vieną dieną padirbt už dyką dėl kontento. Ar mėšlą mėšį, mums nesvarbu. Mes norim padaryti to, ko nieks nedarė, su šito dičkiu. Eilėraštis. Benzingalvis Petras. YouTube kanalas Petrą rodo, jo kontentas dar nepabūdo, kamuoja biurokratiniais vingrybės, nebijo rodytis kasdienybės. Naujų pirkinių giriasi vyras, kieme puikuojasi John Deere'as, sėdynė kaip pas fūrą, praventiliuoja Petrui rūrą. Tai kaip čia gavas, kad nevažiavo, tai čia į parkingą? Mašina yra mašina. Po ratais lėdasi stovim, viskas. Tuščias, nieko neatsivežėt? Tai va, neleido atsivežti, norėjom atsivežti, bet nieko neatsivežėm. Ką norėt atsivežti? Tai kai Vokietijų, šiaudų, rulių, mėšlų, būna komentarai, atvažiavo ūkininkai pasirodyti naują techniką, už Europos milijonus gavę ir taip toliau. Tai va, atvažiavom parodyti, kad tie milijonai nelabai mėtus yra ir tokių dirbančių. Kuo tikite čia? Kad nereikės bankrutuoti. Nereikės bankrutuoti, ne? Nu. Ar nori naujo John Deere? Kur mėgosit? Jaučiu viešbutį kokį pasimsim. Dar nepasimėt? Dar ne, va, kaip tai dabar žiūrinėjau, kažką netoli, kad būtų. Taip, ūkininkai, ką jūs galvojate apie šitą protesto akciją? Aš kaip ne ūkininkas, aš galvoju, kad tokio festo Vilniui dar nebuvo. Jonavos policijai linkėjimai nepraleido. Sakė, stovėkit kaip ir visi, čia traktoristai važiuoja. Turiu pasakyti, kad labai gražus pareigūnai Vilniui, užskaitau, vertinu, man patiko. Tai kaip kelionė iš Šiaulių? Su ką atvažiavai? Su klasiu? Traktoriu, su John Deere'u. Ok, kaip kelionė? Ilga. Slidai visokie įvairiai, tamsiai, bemiega. Tai jūs ten prisiparkavę? Prie pat, kaip sakant. Buvo verta. Buvo verta. Važiavom, susigrūdom, gražu žiūrėti, kaip visi palaika, kiek hebros čia susirinko, kaip sakant. Lavuka, nuostabulis, mes savo. Raselė? Taip.